Kartą savo sename bute sėdėjo senelis. Pas kurį atėjo į svečius jo anūkas vardu Tomas. Pasikvietęs Tomuką atsisėsti šalia savęs, senelis jam pradėjo pasakoti istoriją apie tai, kaip jis ieškojo paslėptojo piratų lobio. Papasakant istoriją, senelis vis minėjo, kaip jisai vis dėlto nerado to lobio, bet sugebėjo apkeliauti visą pasaulį. Ir staiga iš kišenės senelis išsitraukė kompasą ir nusprendė jį atiduoti savo anūkui Tomui. Palaikydamas kompasą, Tomukas nudžiugo ir nusprendė atsisėsti šalia savo senelio. Įsidėjęs kompasą į kišenę, jis padėkojo seneliui ir vis dėlto atsisėdo šalia jo. Tačiau įvyko kažkas keisto. Tomukas nebebuvo pas savo senelį bute. Atrodo, lyg jis nukeliavo atgal laiku. Tačiau jisai nešvaistė laiko ir pradėjo eiti. Nusprendė paieškoti to paslėptojo lobio. Jo kelionė buvo ilga. Pasiekė jisai aukštumas, kuriuose jis ieškojo daug vietų, kur galėtų būti tas paslėptas lobis. Pirmąją rastą vietą jisai vis dėlto nusprendė nusileisti iš aukštumos ir bėgti. Tačiau bebėgant jisai pamatė piratą, su kuriuo jam teko susikauti. Kova vyko ilgai ir Tomukas dvejojo, jog jam pavyks įveikti piratą. Tačiau, atrodo, likimas jam būtų nusišypsojęs tą vakarą ir jam pavyko jį nukauti. Tad apsidžiaugęs Tomukas pabėgo, ieškodamas kitos aukštumos, galėtų pabandyti vėl atrasti kitą vietą, kur buvo paslėptas lobis. Belipant į kalną, Tomuko mintis sukosi. Kur jisai čia yra? Kodėl jisai čia yra? Ar jam pavyks tai atrasti apie jo visų įvykiai iki šiol? Tačiau Tomukas nepasidavė. Jisai užkopė į kalno viršumą. Ir toliau ieškojo vietos, kur tai galėtų būti paslėptasis tas lobis. Staiga pamatęs vietą, ta, kuri atrodo, lyg ten galėtų būti paslėptas lobis, jį pastebėjo jo senelis ir pasimetęs jį pradėjo jisai gaudyti. Pavargęs nuo bėgiojimo nuo senelio ir kovos po pirato, Tomukas šlubuojantis pradėjo eiti toliau, iki tos vietos, kur galimai rado tą lobį. Jis kasė toje vietoje, kasė, tačiau lobio toje vietoje vis tiek nebuvo. Pasimetęs ir staiga išgirdęs iš savo kišenės kompasą prabilusį, jam kompasas pasakė, jog tikras lobis yra nematerialus turtas, tai prisiminimai, nuotykiai ir draugystė. Mes kartu įveikėme tiek iššūkių ir tai yra vertingiausia. Don't break it. Tu dabar turi sustoti ir žiūrėti, kad nieko nėra. Just a send, okay? What, your girlfriend, man? Oh, fuck. Go on. Action.
Yeah, you're at the top. You have to clean. Oh my. Tau reikėjo eiti. Oh shit. Muscles, holy shit, it's so fucking painful. You're not